Iš tiesų, šiandien pakvietėm čia jūs tokiam pokalbiui, ne visiškai įprastam, kuriame norim pristatyti savo programos projektą. Keletą pagrindinių tezių norėčiau labai aiškiai pakartoti ir pasakyti. Tai tezės, kurios atspindi visą mūsų darbo ir pasirinkimo rinkimom ir rengiant šią programą principus. Tai pirmas dalykas, ką mes drąsiai galim tvirtinti, kad dabartinė valdžia savo veikloje pasižymė keletų labai ryškių bruožų. Tai chaosas sprendimuose, atsitiktiniai sprendimai, gaisrų gesinimas, sprendžiant vienas ar kitas staiga iškilusias problemas. Esame įsitikinę, kad daugiau taip tęstis nebegali ir Lietuvai reikia iškaus permainų planą. Ir mes drąsiai tvirtiname, kad mes turime tokį planą Lietuvai ir pagrindinis tokio plano principas tai drąsios permainos ir susitarimai vardan tokių permainų sėkmės. Ir mes turime komandą, kuri tokį planą gali įgyvendinti. Į koalicijų formavimą, į buvimą valdžioje žiūrime ne kaip į tikslą, o kaip instrumentą. Jeigu rinkėjai pasakys, kad iš tikrųjų reikalingos permainos, tai aš manau, kad jie taip pat suteiks mums ir galimybę ir atsakomybę formuoti koaliciją. Ir jeigu rinkėjų ženklas bus pakankamai aiškus, tai iš tikrųjų nematau problemų po to sudaryti koaliciją. Bet jinai turi būti sudaryta vardan permainų, vardan tokio plano gyvenimo, o ne vardan to, kad mes pabūtume kokioj nors valdžioje.